O už ką atėmė valstybinį apdovanojimą? Nes čia kažkaip bent jau iš viešos erdvės neina suprasti. Šiaip valstybinius apdovanojimus atima, kai yra žmogus nuteisiamas ir jau yra įsiteisėjęs nuosprendis, tai čia turi būti kažkoks baudžiamasis nusikaltimas. Na, bent jau iki šiol taip visą laiką būdavo. Na, o dabar grįžta Eduardas Vaitkus iš Baltarusijos ir praeina 2 savaitės ir Nausėda pasirašo dekretą, atima iš jo valstybinį apdovanojimą, nors jis dar Eduardas Vaitkus nėra nuteistas. Aš jums pasakysiu, už ką. Ta prasme, tai yra labai rimtas, reiškia, nusikaltimas ir aš pasakysiu tai, ką konkrečiai pasakė prezidentas Nausėda. Tai jisai įvardino, už ką jis atima šitą apdovanojimą. Tai yra tai, kad Eduardas Vaitkus, reiškia, padėjo savo galvą ant krokodilo peties ir skundėsi už tai, kad išmirinėja paukščių populiacija. Tai, ką jis pasakė. Čia yra, netiksli citata, bet esmė maždaug tokia. Tai mes ir žinom, būtent šitą traktuotę teisinę mes ir žinom, už ką atėmė šitą apdovanojimą. O jeigu taip rimčiau šnekant, tai šiandien Eduardas Vaitkus ir kreipėsi į prezidento kanceliariją, prašydamas argumentų, motyvų ir kažkokių dokumentų, kuo remiantis, ne šiaip blanketinė norma iš įstatymo, kad jisai pažemino apdovanotojo vardą, bet kokiais veiksmais, ką padarė, su kuo pasisveikino, ką galbūt ketino daryti, galbūt kažką mintyse kažką turėjo, ką jis konkrečiai padarė, kokius žodžius pasakė. Ne, kad nurodytų tiesiog, kad žinotumėm, kuo jis kaltinamas, kodėl atimtas ir tada jau mes vertintumėm, ar yra pagrindo kreiptis į institucijas ir galbūt vis dėlto pasakyti, kad šiek tiek galbūt kitaip buvo. Buvo kitaip, buvo visai kiti ten motyvai ar ten kažkokie kiti dalykai, kitos aplinkybės tiesiog. Tai mes tiesiog nieko šiai dienai nežinome, bet, kaip aš ir sakiau, jau viskas nuspręsta. Ir čia labai panašu į tokį labai įdomų filmą, sako, tai kada kartuvės? 3 valandą, kodėl tik 3 valandą? Todėl, kad 2 valandą dar teismas bus. Tai kartuvės, reiškia, jau pas mus, galima sakyti, įvyko, o, reiškia, dar net nėra pareikšta jokių įtarimų, jokios apklausos, nieko. Iš viso mūsų pozicija dar nėra net paviešinta.